Sveiki visi, žiūrite Vidboy TV. Taigi šiandien pravesiu tutorialą, kaip pasidaryti tokias automatinės duris. Va, tokias. Mechanizmas veikia taip. Kai užlipi, jie suveikia ir atsidaro. Matot? Teisingai žodžiu. Dabar dar čia yra tokia, kad būtų galima ir išeiti. Tai vat. Mums reikės stauno, sticky briksono, pistono, redstone, redstone torčų, pressure plate ir grass blokų. Va, aš jau čia viską turiu. Laukit, išjungiu mini items. Tai va, mums iš pradžių reikės va taip pasidaryti. 2, 3. Būtinai 3 aukšti. 1, 2, oi. Ir 3. Opa. Dabar po šį čia dedame redstone torčą. Va jau biškį suveikia. Ir dar viršui. Va. Ir čia dar tų, kaip jums paaiškint, redstone paprastą. Oi. O taip. Ir vėl čia taip pat pakartojam. Dabar įsikertam 3 blokų duobę. Opa. Įsikasėm. Gerai. O dabar čia mums reikės sudėti stauną. Tavo taip. O čia dar iškertam. Gerai, čia per vidurį irgi iškertam, įdedam šitą. Jūs darykit kaip ir aš darau. Va. Dabar čia dar sudedam redstone. Čia tą patį pakartojam irgi. Palaukit. Dabar turėtų viskas veikti pagal mane. Vienas šonas suveikia, palaukit. Kažkas čia negerai. Ai, čia turi būti gerai viskas. Blogai padariau, kad čia padėjau. Va, dabar veikia. Dabar tokia sunkesnė gal kiek užduotis. Nors gal ir nesunki. Reikia va taip iškirsti 3 blokų. Čia taip pamatyti, va. Ir jūs va taip padarot. Čia uždarot taip. Čia galite belenkokį. Nu va. Nu gal čia belenką gal padarysiu grass bloką. Va. Išeinat. Palaukit, ar čia reikia. Štai, bet dar aišku reikia apidėti, kad gražiai atrodo. Palaukit, aš čia liečiu 100 ir va. Aišku, reikia 4 aukštų, kitaip neišeis. Čia taip apidengiam. Ir va, jūsų automatinės durys padarytos. Na, jūs atrodo va taip va. Čia galima taip va. Jas galite daryti savo namuose kaip duris. Bet aišku, nedėkit tų stiklų, nes tada man rodos neveiks. Čia dar reikia apidengti. Tai va. Mūsų automatinės duris. Tai va, subscribinkit, komentuokit, laikinkit ir prenumeruokit.